Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Šarūnas Lapinas ir kaip dar nežinot, bet to sužinosit, redfoxcloud.com atsinaujino Minecraft planai. Tai ką nuveiksim šiandien, pasižiūrėsim šiokių tokių atnaujinimų, parodysiu, kaip užsisakyti naują planą ir tokios yra kelios papildomos įdomios funkcijos. Tai vat, greitai viską pasižiūrėsim, tai jei pamoka patiks, arba šiaip tau patinka mano video, arba aš patinku, tai būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Redfox Cloud kanalą. Nu, dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai kaip ir sakiau, turim naujus planus, tai jeigu nukeliaujam į paslaugos ir Minecraft hostingas, tai dabar turime Light ir Pro, šiek tiek išlikę tas mūsų, kaip sakant, Light ir Pro, bet iš esmės tai čia turim Light planus, čia turim Pro planus ir Light planai yra Start, Play, Build, Pro planai yra Power, Overclock ir Max. Kuo jie skiriasi, pagrindę galite matyti čia, tai skiriasi žinoma ramai ir toliau, kaip matot, čia vat šiek tiek procesorius skiriasi, tiksliau procesoriaus branduoliai, procesorius yra tas pats. Tai va, bet pagrindiniai skirtumai tai yra, tarkim, vat, kuo skiriasi build ir kuo skiriasi power, tai kad su build planu jūs vėlgi turite žiauriai daug dalykų, tai galima taip greit pavardinti žaidėjų skaičius neribotas, įskiepų palaikymas, Java Edition, Bedrock Edition, įvairūs varikliukai, duomenų bazės, prieiga prie failo, bet neturite dedikuoto IP adreso ir automatizuotų kopijų. Kas reiškia, kad jeigu serveriui jūs kažką prisižaisit, prisidirbsit ir norėsit kažką susigrąžinti, šitos funkcijos Light planuose neturėsit, tuo tarpu Pro planai turi jau viską įtrauktą pilnai. Bet, nereikia liūdėti, nes jeigu, tarkim, mes pasirenkam, kad ir patį prasčiausią start planą, patį paprasčiausią, tarkim, šituos dalykus juos galima užsisakyti. Tai tarkim, dedikuotas IP adresas man kainuos papildomą eurą savaitėj ir automatizuoti backupai man taip pat kainuos papildomą eurą savaitėj. Nežinau, ar keičiasi kažkas, jeigu mėnesiais? Ne, nesikeičia. Tai va, tai žodžiu, juos galima turėti, tiesiog bus šioks toks papildomas mokestis. Tai žodžiu, manau, gal net ir nieko nelaukiam ir pabandykime gal pasimti kokį play planą savaitėj. Ir žinoma, dedikuoto IP adreso man reikia, bet dedikuotas IP adresas, tai kad jūs suprastumėt, kas tai yra, tai tiesiog, žodžiu, jūs gaunat savo visiškai IP adresą, kuris priklauso absoliučiai tik jums. Ir tai reiškia, kad jūs galite naudoti absoliučiai visus portus. Tuo tarpu, jeigu mes nesirenkam šito plano, mes gaunam tokį bendrą IP adresą ir mūsų serveris iš esmės stovi ant tam tikro porto ir gali būti, kad, pavyzdžiui, nežinau, įsidedam kažkokį pluginą ir bum, jau tas portas užimtas ir mums pluginas jau rašo, kad va, jau portas kažkoks netinka. Tai pagrindinė dedikuotas IP adresas yra labai patogu, būtent dėl to, kad visi portai priklauso jums. Tai va, tai šitų nesirinkim, automatizuoti backups pasiimkim ir turim 448, spaudžiam tęsti. Ir dabar tik jums, kurie žiūrit šitą video, yra specialus nuolaidos kodas, spaudžiam čia ir rašom RFC naujiena ir 40. Pritaikom nuolaidą, opapa ir pasižiūrėkit, mums serveris kainuoja ant kiek pigiau. Tai pasirenkam balansų, nes balansė turiu kelis eurus, spaudžiam susipažinau ir užsisakom su nežmoniškai gera nuolaida. Ir kaip matote, štai jau turim mūsų Minecraft Play planą. Lapino urvas 2. Suveikė. Gerai, suveikė. Valiau. Ok, super, viskas. Serveris aktyvuotas, galim keliauti į paslaugos Minecraft Play ir štai čia turim savo serverį. Kaip matote, atsirado skiltis backups. Tai va čia bus galima pasidaryti backups. Apie tai pamoka bus kitame vaizdo įraše. O dabar, kaip matote, tai kuo skiriasi viskas nuo praeitų planų,
Tai praeitose planuose, pavyzdžiui, Light planai nematė žaidėjų skilties, tai dabar atsirado žaidėjų skiltis ir jeigu, tarkim, kažkas prisijungia, jūs galite iš karto matyti žaidėją, galite uždėti jam operatorių, galite jį išmesti, galite jį užbaninti. Tuomet instaliacijų skiltyje nebėra to, kad tik pro planams prieinamos modifikacijos, tai kaip matėte, aš turiu Light planą, bet taip pat jis palaiko ir modifikacijų skiltį. Aišku, tik reikia turėti omeny, kad pagal serverio išteklius visus, kaip matot, 4 GB RAM, tai nėra labai didelis kiekis, kad galėtum įsirašyti kažkokį tai labai rimtą modpeką. Ir šiaip atsirado daug naujų visokių resursų paketų ir panašiai. Tai, žodžiu, verta patirinėti. Kitas dalykas, tai MySQL informacija. Atsirado kaip ir po plane PHP MyAdmin, žodžiu, duomenų bazė. Galite čia prisijungti su savo duomenimis. Ir tada galėsite turėti tokią mini duomenų bazę. Tai tiek šį kartą labai trumpai apžvelgiam Minecraft planus ir kaip dabar juos užsisakyti. Tai tikiuosi, kad jums patiko šita labai greita apžvalga ir dar labiau patiko nuolaidos. Na, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!